Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie kolonoskopiją, o pas mus svečiuose yra atvykęs iš Molėtų daktaras, koloproktologas Dainius Šimčikas. Sveiki. Labadiena. Daktare, gal galite papasakot, kas tai yra per procedūra ir kaip ji atliekama? Kolonoskopija išvertus į lietuvių kalbą, tai yra storosios žarnos apžiūrėjimas. Ji atliekama specialiu aparatu, kurį turiu štai čia. Tai yra kolonoskopas, lankstus vamzdelis, reguliuojamas rankena. Jo gale yra kamera ir tos kameros dėka mes matome vaizdą ekrane dideliame monitoriuje, o tyrimas atliekamas per išangę įvedant tą lanksčią kamerą ir apžiūrint storą žarną iš vidaus. Ir galima ne vien tik tai apžiūrėti, bet galima ir pašalinti radinius, jeigu tokių yra, pavyzdžiui, polipus. Ir kaip visą tai atrodo, per kanalą, aparatas vamzdelis turi ne vien tik tai kamerą, bet ir daugiau kanalų. Ir pavyzdžiui, per darbinį kanalą įkišama kilpelė, kurią galima štai taip nuimti, pašalinti polipus. Jie juos nupjauna, kitaip tariant. Taip, štai. Koks yra tikslas šios procedūros? Procedūros pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią storosios žarnos vėžiui. Ši liga yra labai dažna visame pasaulyje. Ir jos pati pradžia tai yra jau paminėti polipai ir juos pašalinus tiesiog tos ligos galima išvengti. O kada ją reikėtų atlikti? Kolonoskopija priklausomai nuo valstybės, nuo šalies, kurioje žmonės gyvena, tai truputį rekomendacijos skiriasi, tačiau bendras principas būtų, kad nuo 50 metų pacientams galima rekomenduoti profilaktiškai atlikti kolonoskopiją. Ypač jeigu stebima kraujo išmatose arba kraujavimas nuo išangės, taip pat jeigu ir nematoma kraujo, bet yra išmatų testai, kuriais randama slaptą kraują, susekamas slaptas kraujas, taip vadinamas. Ir taip pat gali, jeigu ypač tokiems pacientams, kurie turi kažkokių neaiškių pilvo skausmų, pasikeitė jų tuštinimosi įpročiai, net ir nelaukiant 50 metų amžiaus, ypač tose šeimose ar giminių tarpe, kuriems buvo anksčiau nustatytas storosios žarnos vėžys, rekomenduojama pasitikrinti ir anksčiau. O jeigu žmogus abejoja, ar jam reikia ar nereikia kolonoskopijos, visada rekomenduojam tiesiog atvykti specialisto konsultacijai ir išsiaiškinti, ar tikslinga ar netikslinga. Aš manau, turbūt visiems įdomu, ar tai yra skausminga procedūra, gal galėtumėt pakomentuoti? Šiais laikais kolonoskopijos atliekamos su nuskausminimu, su nejautra. Kaip tai atrodo realiai, tai yra dažniausia į veną suleidžiami vaistai ir žmogus 15 minučių pamiega, nusnūsta ir procedūra atliekama be skausmo. Dar kartais pasitaiko pacientų, kurie nenori nejautros, tai po tyrimo jie sako, kad tai buvo arba lengvas skausmas, arba diskomfortas. Bet žinoma, pojūčiai priklauso nuo žmogaus, visi žmonės yra skirtingi ir jie skirtingai jautrus diskomfortą ir skausmą. Bet iš principo procedūra yra neskausminga ir polipų šalinimas taip pat yra neskausmingas. O ar žmonės nori ateina atlikti šios procedūros, ar daugiau vis tiek privengia? Natūralu, kad procedūros intervencijos niekas nenori, bet kai žmonės suvokia, kad jos nauda yra didelė, didesnė negu kad tas diskomfortas ar pats procesas, tai taip jie kreipiasi. Dažnai tai susijęs su baimėmis, žmonės bijo, paklausus pacientų, ko jie bijo, tai iš tikrųjų labai priklauso nuo paties asmenybės.
Vieni bijo skausmo, kurį mes aptarėm, kad galima jo išvengti. Kiti bijo atvirkščiai galbūt nuskausminamųjų vaistų, ne, kita medalio pusė. Taip pat kartais bijo pačios procedūros įvedimo. Kartais bijau, kad nustatys ligą kažkokią, tai ne kažkokią, o būtent tą minėtą storos žarnos vėžį ir bijo sužinoti. Įvairios priežastys, kartais kitiems, sako, tiesiog gėda apie tai kalbėti. Tai, bet didžioji dauguma, kurie ateina ir gauna šią paslaugą, atliekama jiems kolonoskopija, jie sako, kad jau seniai reikėjo man tai padaryti ir būti ramiai gyventi. O kaip pacientams reikia pasiruošti procedūrai? Procedūros paruošimas, žarnyno išvalymas yra labai svarbi dalis viso kolonoskopijos proceso, nes kuo geriau žarnynas yra išvalytas, tuo tikslesnis tyrimas, tuo galima teikti didesnės garantijas, kad neatsiras liga vėliau. O paruošimas susideda iš dietos, reikia pasilaikyti keletą dienų, vadinamos beskaidulinės dietos, tai yra be sėklyčių, be luobelių, nes jos tiesiog kemša endoskopo aparato kanalus, kuriuos jau pademonstravau. Ir vėliau, likus vienai dienai iki procedūros, žarnynas yra išvalomas, tam reikalinga išgerti valančius preparatus, reiškia gėrimą, tiesiog ir žmogus išsividuriuoja ir puikiai paruošia žarnyną. Jūs jau truputėlį minėjote apie polipus. Jeigu jie yra randami, ar jie visi iš karto pašalinami? Dažniausiai taip, jeigu toks trumpas atsakymas, reiškia polipai, reikia suprasti, kad polipai gali būti nuo labai mažų iki labai didelių. Tai maži, vidutiniai visada šalinami iš karto, dideli polipai vadinami kaip kada, o dar jeigu polipe yra įtariamas navikas, piktybinė liga, tai kartais tenka pirmiau paimti biopsiją, ištirti, atlikti geras nuotraukas ar net video, aptarti su specialistų komanda, kad būtų nuspręsta, kokiu būdu vėliau kitu etapu pašalinti tą polipą ar jau, kaip sakoma, negerą polipą, naviką. O polipai gali būti ir geri, ir blogi? Taip galima sakyti, taip. O jeigu geras yra polipas, jį vis tiek reikia šalinti? Taip, gerybiniai polipai, juos vis tiek reikia šalinti, nes šiandien tai yra gerybinis polipas, o po kelių mėnesių arba po kelių metų tai jis gali tapti vėžiu. Smulkiau kalbant, yra tiesiog polipų rūšys, taip keletas pavadinimų, kaip adenomos, hiperplastiniai, dantyti plokšti polipai ir jie dar tarpusavyje dar skaidomi į smulkesnes grupelės, kiekvieno iš jų suvėžėjimo rizika yra skirtinga. O ar nėra rizikos, kad jie vėl gali atsinaujinti? Dažniausia po polipo nušalinimo toje pačioje vietoje neatsiranda, bet gali augti kitose vietose. O kas laukia paciento po procedūros, ar jis turi kažkaip specifiškai save prisižiūrėti, pavyzdžiui? Paprastai po procedūros bent 1 valandą rekomenduojama pailsėti pacientui. Kažkokių apribojimų maistui nėra, tiesiog nepersivalgyti. Ir sekančią dieną pacientas gali grįžti į pilnavertį, tiesiog į savo gyvenimą, taip kaip eiti, dirbti, eiti į darbą ir kaip sakyti, tęsti savo kasdienę veiklą. Ar reikia pacientui ateiti pakartotiniam patikrinimui? Taip, atsakymas būtų. Pakartotinis patikrinimas labai priklauso nuo tos, vadinkim, pirmosios kolonoskopijos. Jeigu buvo žarnynas tobulai išvalytas, jeigu endoskopuotojas specialistas kruopščiai labai pasižiūrėjo
ir nieko ypatingo nerado. Tuomet galima rekomenduoti net ir 10 metų nieko nedaryti. Jeigu randama polipų, kaip apie kuriuos čia nuolat šnekame, vėlgi priklauso, koks tai buvo polipo dydis, polipo rūšis, kokiu būdu jį pašalino. Ir to patikros laikas gali varijuoti nuo pusės metų iki 5 metų. Taip būtų. Ar tai yra pavojinga procedūra ir galbūt galite atskleisti, kokios komplikacijos laukia? Ar jų yra apskritai komplikacijų? Kolonoskopija yra viena iš saugiausių medicininių intervencijų. Jos nauda gerokai viršyje riziką komplikacijams. Kolonoskopijos kaip tiesiog įvedimas ir apžiūra komplikacijos yra labai retos. Tai yra vienas pacientas iš kelių tūkstančių ar net 10 tūkstančių pacientų. O rizika šiek tiek didesnė šalinant polipus. Ir tai, kas galėtų nutikti, tai yra iš polipo pašalinimo vietos, pavyzdžiui, galėtų pakraujuoti. Bet savaime suprantama, tuo pačiu metu ir sustabdomas tas pakraujavimas. Kita komplikacija, kadangi galėtų būti mikroperforacija ar perforacija, tai kitaip tariant skylutė žarnoje, bet irgi ją pastebėjus, tai iš karto, kaip sakyti, ji uždaroma. Tai komplikacijų rizika yra labai maža, o nauda, kad išvengti vėžio, storos žarnos vėžio, yra gerokai didesnė. Ačiū Jums labai, kad atvykote, kad pademonstravote prietaisą ir plačiau papasakojot. Tikiuosi, žiūrovams buvo įdomu ir naudinga. Iki. Ačiū už pakvietimą. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt